Iš naujo. Mažas akropoliukas Vilniaus senamiesty būtų, ta prasme, sėkmės istorija. Realiai. Mažas akropoliukas. Žiūrėk, aš tau papasakosiu Agurkus augina ir pomidorus. Vidury Šeškinės. Gal, griaut pradėt. Man labai patiko pliažas Taučiučių aikštėje. Pagalbėkime apie operos ir baleto teatrą. Tai tą stalinistinį baisuoklį galim nugriaut ar ne? Labai kompleksinis klausimas. Diktatūrinis dalykas, žinai. Nereikia atstatyti Gedimino pilies. Nereikia atstatyti. Laužomo žaidimo taisyklės. Ne, tai blogos taisyklės. Mes po to keisime, ne? Nežinau, koks to moralas, bet ačiū. Labadiena, mėly žiūrovai, aš Vytautas Mitalas ir šiandien apie miestą, apie Vilnių, apie architektūrą mes kalbame su Luku Rekevičium, kuris yra architektas. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip mes gyvenam miestuose, Vilniuje ir ką mes galim padaryti gero tam, kad gyventumėm dar geriau. Dabar pažaisim tokį trumpą žaidimą, 10 Vilniaus objektų ir juos sureitinguosim nuo labiausiai iki mažiausiai patinkančių. Pirmoje vietoje tu ten leistum laiką ir labai, sakytum, jėga, o 10 vietoje mažiau. Tai čia yra aukštuminių pastatų kalva, biškai Šnipiškių matosi. Sakyk vietą. 2. 2? Tu manai, kad gausim, kažkada įtrauks šitą kalvą į UNESCO? Kaip Pakalnis yra sakęs, kad taip gražiai mes tuos dangoraižius sustatėm, kad UNESCO ateis ir pripažins. Ne, manau, kad neįtrauks. Neįtrauks. Neįtrauks ne dėl to, kad būtų blogai, tiesiog dėl to, kad tai nėra labai unikalu. Kiekvienas miestas turi, tai žinai, CBD, Central Business District, kuris ten turi kažkokią tai vienokią ar kitokią kalbą. Bet šiaip tai ten viskas yra labai gerai. Aišku, ar ten yra ką daryti? Yra ką daryti, gaivinti, padaryti, kad jis nebūtų ten numirštantis po darbo valandų. Dėl tos gyvybės gyventojų mixed use reikia, nes čia yra tas kitas variantas miegamojo rajono, kur yra viena funkcija, tai ją reikia skatinti. Šiaip jau viskas ten yra puiku. Gerai, numeris 2, važiuojam. O po to, kai reikės perdėliot, vargšas Kirilas turės daug reikalų. Mes po to keisim, ne, tas vietas. Gerai, tai turim į antrą vietą dėti daugiau negu vieną objektą. Turim kalvą antroje vietoje. Taip, toliau. Sporto rūmai. Nu, kol kas, ne, turbūt ne aukštai. Amazing. Bet amazing, ne? Amazing, absoliučiai. Architektūriškai amazing. Architektūriškai amazing yra, tikrai gražus daiktas, ikoniškas per formą, per konstrukciją labai įdomus, ten tas visas pakabinamas stogas. Jisai turi potencialą, žinai, tapti tuo konferencijų centru, kurio Vilniuje labai reikia. Ar mes galim taip ten padaryti? Man atrodo, kad galim. Man irgi atrodo, kad galim. Aš net dirbau truputėlį prie aplinkos sutvarkymo, kad viską mes ten taip pakeltumėm, nieko netrukdytumėm, bet viduj darytumėm realius renginius, ne tik tai, muziejų. Jo, net į muziejų, matai, žinai, ta prasme, čia viskas priklauso nuo to, ką tu tam muziejui nori daryti. Ta prasme, ir dažniausiai ta ekspozicija nėra labai didelė, ne? Dažnu atveju. Tai šiuo atveju ten tikrai būtų galima dalį patalpų skirti, kažkokį tai cokolinį aukštą padaryti. Ta prasme, padaryti, praplėsti ir padaryti tą ir muziejaus funkciją, bet visą tą unikalią erdvę, kuri yra tame pastate, daryti į muziejų, šitą į konferencijų centrą tikrai galima ir reikia ir būtų gal net nusikaltimas to nedaryti. Kuri vieta 10-tuke? Nežinau, kelinta vieta, bet 10 balų šitam pastatui. Tikrai labai geras. 10 balų. Laužomo žaidimo taisyklės. Ne, tai blogos taisyklės, man atrodo. Rašyk. 4. 4. Ne, bet gali, žinai, labai dažnai būna. Pirmą vietą dalinasi. Taip, būna. 2, surenka vienodai balų. Būna partijom vadovauja 2 žmonės. Būna. Kas yra visiškai keista. Einam toliau. Algirdas ir Kęstutis valstybei vadovavo 2. Valstybei vadovavo, iš tikrųjų. Dar vienas objektas Vilniaus mieste, Mo muziejus. Pamenu, kiek buvo tokio ir trauro iš senovės ateinančio, kaip čia tas Lietuva kino teatras dabargi nebebus jo. Ir tada atėjo privatus verslas, atėjo Butkai ir pasakė, ir atėjo geras architektas. Nežinau, ar geras, kaip tu manai. Negali teisti savo kolegų. Visiems visko pasitaiko. Visiems visko pasitaiko, taip. Ir pastatė Mo. Taip. Patinka tau ten? Patinka. Patinka.
Aš pirmą vietą pasirezervuoju kažkam, kas bus ateityje, nes nežinau, kas bus, tai duokim jam trečią vietą. Duokim jam trečią. Puikus, jisai, kaip čia, vertai pakeitė Lietuvos kino teatrą, kultūrinę erdvę pakeitė kitą kultūrinę erdvę. Ir viskas čia labai nutiko gerai. Judam toliau, yra dar vienas Vilniaus objektas, kuriame lankosi daug žmonių. Gedimino pilies bokštas. Yra architektų, kurie sako, reikia atstatyti visą Gedimino pilį, ką mes čia ant griuvėsių. Tai gal būtent dėl tos priežasties įrašykime į 10 vietą. Nereikia atstatyti Gedimino pilies. Nereikia atstatyti. Kodėl nereikia? Aš nežinau, čia tokio egzorcizmas šiek tiek, žinai. Aha. Kažkas numirė labai senai, prieš 600 metų, dabar tu paims ir čia bandysi kažkaip atgaivinti šiuolaikiniam priemonėm. Tai yra ten tokių istorijų buvę pavyzdžių, kaip, žinai, Sadamas Huseinas Babelio bokštą buvo susimanęs atstatinėti, bet kažkaip nespėjo, man atrodo, iki galo. Toks iš esmės, diktatūrinis dalykas, žinai, bandyti susikurti kažkokią tai praeities didybę, atstatant šiais laikais. Man labai patiko, yra toksai Radvilų palikonis, Mačiai Radživil, ir iš čia kažkada jisai čia pat važiavęs Vilnių, šnekėjomės ir jisai sakė, kad sako, žiūrėkit, jeigu mano protėviai būtų savo laikais ten statę kaip nors kitaip, o ne pačiu šio laikiškiausiu, moderniausiu būdu, tai sako, nieko jie nebūtų gero padarę. Tiesiog stengiasi visą laiką daryti tam šitavo, žinai, iš 17 amžių taip, kaip tuo metu buvo geriausia. O mes dabar norėtume atstatinėti taip, kaip buvo geriausia prieš 600 metų. Suprantate, toks, mano supratimo, nesusipratimas. Tai džiaugiamės Gedimino pilim ir sakom, kad tikrai jos neatstatysim. Ar Vilniaus ikona ir simbolis? Taip. Taip. bet tos kalbos apie atstatymą tai mane gąsdina konkrečiai. Duokim 10 vietą. Duokim 10 vietą. Dirbo frakcijose. Kas dar iš Vilniaus objektų mūsų sąraše? Vilniaus oro uostas. Čia dabar nelygų iš kurios pusės pažiūrėsi jį. Mes čia turim naują išvykimo terminalą, bus kažkada naujas atvykimo terminalas ir per vidurį yra terminalas. Ką tu manai apie oro uostą? Labai kompleksinis klausimas. Tai tą stalinistinį baisuoklį galim nugriauti ar ne? Paveldas. Kodėl? Ne, galima, aš manau, kad galima. Galim. Koks čia paveldas? Žinai, kaip paveldas. Paveldas yra paveldas. Paveldas yra tai, kas, dėl ko, žinai, nėra geležinių taisyklių. Tai, dėl ko susitarėme, kad bus paveldas, tai ir yra paveldas. Tai mes patys sprendžiame, kaip visuomenė, ką čia mes saugosime, deleguodami ekspertus į vertinimo tarybas, kurios ir nustatinėja tą kultūros vertę. Tai, žinai, tai stalinizmas mūsų, kaip čia istorijoje, yra palikęs nemažą randą. Yra kelios, matyt, filosofinės nuostatos apie randų demonstravimą, žinai, iš vienos pusės, tu gal nenori jų demonstruoti, žinai, šeimos traumų ant židinio atbrailos nestatai. Iš kitos pusės, neištrinamas istorijos puslapis. Bet ne tiek vienas neištrinamas istorijos puslapis, tiek tautos, tiek asmeninės, reiškia, yra demonstruotinas ir eksponuotinas ir saugotinas, kai ko mes, matyt, turime atsikratyti, pasidaryti, reiškia, randų šalinimo operaciją. Bet kaip architektas profesionalas, tu pasakyk, o tai įmanoma padaryti taip, kad per vidurį stalinizmas ir šalia Zaha Hadid ateina ir dar kažkas... Ta prasme, kad čia nesijausimės ten keistai labai tokiem kompleksai. Tas sluoksniavimas yra, ir yra įdomumas. Ta prasme, čia, tame tai viskas yra žinai. Čia labiau klausimas yra stalinizmas, saugot ar nesaugot. Ar galima šiaip seną namą, tarkim, nevadinkim jo stalinizmu, tarkim, jis yra koks nors kitoks, įterpti tarp modernių pastatų, iš ko galima. Ir tame yra įdomumas. Ir čia viskas yra su to gerai. Sluoksniavimas architektūroje visą laiką yra įdomu. Tai šiaip tai, žinai, čia nesigilinant į architektūrą, veikia jisai tikrai neblogai. Mano supratimu yra labai labai gera iniciatyva pagaliau Vilniaus oro uostą tvarkyti, plėsti, daryti naują šiuolaikinį išvykimą, daryti naują tą atvykimo terminalą ir čia yra, žinai, labai labai senai pribrendęs ir reikalingas dalykas. Dar tų skrydžių kažkaip ten, ir čia gal London City nenaikinti, pavyzdžiui, būtų smagu. Būtų tikrai labai smagu nenaikinti. Labai smagu. Tai va, tai nežinau, kokią čia tą vietą užduoti. 5, laisva buvo 5 vieta, man atrodo. Džiugu, kad oro uostas yra save išsilaikantis. Mes nors ir neturim tiek daug skrydžių, kiek gal norėtume, bet tai yra
iš principo objektas, kurio nereikia dotuoti kažkaip stipriai. Taip, judam toliau. Paupys. Kai pastatė Paupį, buvo Vilniaus buržuo sakančių, tokioj miesto centriniai vietoje, o tokius kažkokius paprastus pastatėlius pastatėt, nugi galėjo gal, nežinau, daugiau su kvarbatkėlėm kažkokiom tenai padaryti ir panašiai. Kaip tau atrodo? Bet priminsiu visiems žiūrovam, ypač jauniems žiūrovam, kad dar visai neseniai tenai Paupy buvo visokių skaitliukų gamyklų griuvėsiai ir rajonas nebuvo panašus į tai, kas dabar yra. Tai Paupys yra puikus konversijos pavyzdys. Labai gerai padaryta gamyklos konversija. Taip jau nutiko, kad gamykla buvo miesto centre. Tai su visa architektūra, siluetais, perspektyvomis buvo pagautas tas centro miesto senamiesčio kažkoks tai virpesys. Sukurta naujų viešųjų erdvių ir viskas ten yra labai gerai. Tai nežinau, kokia ten 6 vietą matyt mes jam galėtume duoti tikrai. Aš vis dar tą 1 vietą pasirezervavęs ateičiai, nes nežinau, kas mūsų laukia ateityje. Ir tada sulauksim, kad liks tuščia. Taip, 6 vieta Paupiai. Taip, Paupys yra puikus. Žinai, iš kitos pusės ten žiūrint, čia jau ne architektūrinis dalykas, bet žinai, toksai naujo rajono atsiradimas visą laiką tokį šiek tiek getą suformuoja. Taip. Šiuo atveju, tam tikrų, žinai. Taip. Tokios vidutinės aukštesnės klasės žmonių, tai čia, žinai, kapučinos spalvos paltų, žinai, ten latės po 8 eurus, ten šiek tiek yra, bet manau, kad čia gal laikinos grimasos ir jisai taps toksai šiek tiek demokratiškesnis, ta prasme, su laiku. Neries krantinė. Oi, turiu nusišalint, dirbu prie šito klausimo kaip tik šiuo metu. Aha. Negali nieko sakyti, kaip čia kas. Aš manau, kad prieš keletą metų, kada buvo iškelta ambicija tą nerį grąžinti Vilniečiams, jinai, tikrai gana stipriai grįžo ir kai dabar buvau, pavyzdžiui, Romoje, amžinam mieste, kur labai žema ten. Užmečiau akį į upę. Už 10 metrų ten perkritimas turbūt. Taip, ta prasme. Ir šiaip labai liūdna, gal ir upė tokia liūdnesnė ir šiaip ir aš tada pajutau, kad taip, Neris daug labiau į Vilnių grįžo, negu kad kai kuriuose amžinuosiuose legendiniuose miestuose upės ten yra. Bet, gal dar noris daugiau, gal dar noris tų pirtelių su langais, taip, į tą vandenį noris. Daugiau Kopenhagos. Daugiau Kopenhagos, ane? Taip. Tai čia, aš dirbu prie pastatų, bet prie šios krantinės, tai matyt, kad galima būtų komentuoti. Neries krantinė yra nuostabi. Ten, kai ko trūksta judesio. Judesys yra matyt per... dabar ten bėgioja visi, ten eina pasivaikščioti. Ir tai yra puikus judesys, bet jo mažai, ne? Tai tas kopenhagietiškas ten pirtelių toksai ryškia, žinai, atsiradimas. Prasme, kad jis būtų labiau promenada, negu toks labiau sidewalkas kažkoks. Tik tai apačioje vis tiek nepadarysi, nes ledai nuneš, arba reikėtų labai kilnotą aukštyn žemyn. Tai čia yra problema. Kaip yra problema? Ta prasme, ta problema yra dažnai, žinai, išsprendžiama kitur, pavyzdžiui, darant, tos baržos, pavyzdžiui, būna betoninės. Nieks ten tokios betoninės baržos nenuneš ir tu gali ten labai daug tų funkcijų daryti toj betoniniai baržai. Pradedant ten viešbučio ant vandens, restorano ant vandens, ofiso ant vandens, švartavimosi ten pirsų ir taip toliau. Tai čia yra šiek tiek technologinis klausimas, mes tiesiog ten turim galvoti apie kažkokias technologijas. Turim galvoti apie kažkokius tai ledlaužius, turbūt, žinai, būna ten tie padarimai tokie, kurie ten nukreipia tą ledų didelę srautą. Ir va, tai jo, tai to Nerijai šiek tiek trūksta judesio, jis šiek tiek atsiranda. Vilnius labai gerą padarė judesį su šito vandens autobusu, jis toks yra buvęs praeitį, dabar iškai yra atsigavęs. Jam dar reikėtų gal čia būti intensyvesniu, bet aš kažkaip labai įsivaizduoju, žinai, kad ten tuos visus tokius geresnius Vilniaus rajonus, ale Valakampius ir Turniškės, reikėtų tiesiog privačiais laivais padaryti galimybę atvykti ten į verslo trikampį, kur tu ten dirbi. Važiuoji į darbą su 63 metų itališku Riva kateriu, o ne ten stumdaisi kamščiuose. Bet tokį kas nors padaryti būtų fantastika. Reikėtų prieplaukų daugiau, ne, tada? Taip, bent jau. Taip. Gerai, tai čia verta 1 vietos, ar ne dar? Ne, dar neverta. Dar neverta. Perspektyvos daug. Aha. Ten iš eilės duotim tas visas vietas 6.
ar kelinta ten buvo laisva. O tai kaip... 7. 7. O tai kaip tu manai, vat, jeigu iš to visko, ką prie Neries galima padaryti, jeigu viskas, ką prie Neries būtų galima padaryti, kad jinai kopenhaguotųsi, būtų 10 balų, kiek dabar yra jau padaryta, kiek dabar matosi. Mes per vidurį stovim, ar jau padarėm daugiau negu pusę, ar dar net ir vidurio nepasiekėm? Manau, kad nepasiekėm vidurio. Nepasiekėm vidurio. Ten tiek galim pridaryti, ne? Oho. Kažkaip galvoju, gal pasiekėm vidurio. Ne, mūsų tas sidewalkas yra vis dar sidewalkas. Vis dar nėra promenada, jame vis dar nėra funkcijų. Taip. Daug, ten pirtis, ten kažkoks atsiradus Ivano, kuris muša gongą. Tokių yra labai labai fainų pajudėjimų, bet jų dar mažokai. Gerai, judam toliau. Taip. Čia vat, išsirink, į ką labiau nori žiūrėti. Operos ir baleto teatras yra operos ir baleto teatras. Vyriausybės rūmai man yra kažkokia tragedija. Aš buvau ir viduj, ir lauke. Pakalbėkim apie operos ir baleto teatrą. Pakalbėkim. Operos ir baleto teatras yra vertas tikrai aukštos vietos. Gal net pirmos. Aha. Jis yra, visai gražus. Jis, aišku, nėra ten kaip nors labai įsiterpęs į tą naujamiesčio struktūrą, kur ten yra perimetriniai pastatai labai darniai, nes jis yra vidury kvartalo, stovintis pastatas egoistas, kuris traukia į save dėmesį. Tačiau, jis yra padaręs tokį mentalinį lūžį ir čia yra jo, mano supratimu, didžioji vertybė, kad, visą laiką istorijos eigoje mes būdavome linkę tam tikriem pastatam leisti būti egoistais. Bažnyčioms, pilims, jeigu visi kiti pastatai stovi tvarkingai, perimetrė yra ten 3-4 aukštų, tai bažnyčia yra 3 kartus didesnė ir stovi vidury aikštės. Pastatas egoistas. Ir tas, lūžis įvyko 20 amžiaus turbūt antroji pusėje, kai atsirado naujų pastatų, kuriem mes suteikėme kaip visuomenė teisę būti pastatais egoistais, dominuoti aplinkoje. Pavyzdžiui, teatras yra naujoji bažnyčia, kuriai mes suteikėme teisę dominuoti aplinkoje. Ir šitas pastatas operos ir baleto yra labai geras to pavyzdys. Jisai atspindi visas tas naujas, kurių po to ir daugiau atsirado. Bibliotekos, šiek tiek anksčiau atsirado, bet šitas yra išraiškingesnis. Teatrai, muziejai, tas pats Mo muziejus, jis šiek tiek dominuoja aplinkoje. Bet kodėl mes ten labai neprieštraujam, kad tas toksai pakankamai aštrių formų modernus pastatas stovi tarp senamiesčio pastatų, dėl to, kad jis yra naujoji bažnyčia, mes jam suteikiame moralinę teisę išsišokti. Tai va. Tai patinka, o vyriausybė tau patinka? Vyriausybė, nežinau, mažiau gal patinka. Mažiau patinka. Iš tų visų modernizmo pastatų vyriausybė aš gal šiek tiek mažiau mėgstu. To paties architekto Čekanausko, pavyzdžiui, šiuolaikinio meno centras yra visiškai nuostabus, ikoniškas, jautrus ir taip toliau. Vyriausybė, yra mažiau to kredito galbūt gaunantis mano perspektyvoje. Tai va. Tai gerai, tai jeigu Operhausas, tai ką? Gal duotim pirmą vietą. Gerai. Amžinatilsį architektai Nijolei Bučiūtei. Taip, pirmą vietą. Labai gražus pastatas. Ir dar 2 mūsų. Lukiškių aikštė. Aikštė. Lukiškių aikštė. Man labai patiko pliažas Lukiškių aikštė. Tau labai patiko. Man irgi patiko pliažas Lukiškių aikštė. Man ir Laisvės kalva labai patiko. Bet, čia susiduria 2 ideologijos. Tokį seną, garbingą Vilnietį Vilniaus gaoną. Taip. Vilniaus gaonas buvo ortodoksas. Jisai labiausiai nekentė ko? Hasidų. Taip. Hasidai yra tokia judaizmo sekta, jie laikė, kuri kažkaip nutarė, kad Dievą reikia galbinti linksmai. Ir jie realiai ten šokdavo per pamaldas, ten verždavo zykulio, ten toksai buvo, tūsas. Jie nutarė, kad Dievas yra vertas būti pagarbintas, tai darant nelabai susikaupus, o linksmai. Ir iš esmės, visai tą pačią kažkaip tai mintį galima ištransliuoti į tai, kas vyksta su Lukiškių aikšte. Pusė visuomenės nori, kad ten būtų labai rimta, pagerbti sukilėliai ir jų atminimas. Kita pusė visuomenės nori iš esmės tą laisvę, kurią mums tie sukilėliai iškovojo, švęsti linksmai. Dabar iš esmės džiaugtis tuo, ką
mes, reiškia, tų praeities didvyrių dėka dabar turime. Ir, žinai, iš esmės visi tie dalykai lengvi, demokratiški, pliažas, taip toliau yra apie tai, kad mes džiaugtumės linksmai tuo, ką mūsų protėviai mums iškovojo, o ne liūdėkime dėl to. Tai man atrodo, kad šitoje vietoje Lukiškių aikštė yra verta labiau pliažo, labiau gyvenimo džiaugsmo, negu ten galbūt to arklio per vidurį, herbo, bet tas herbas, kai jį padarai skulptūrais, kažkaip nustoja būti herbas ir tampa tiesiog kažkokiu tai objektu. Tai va, man kažkaip atrodo, jo, daugiau gyvenimo džiaugsmo, mažiau rimties yra verta Lukiškių aikštė. Bet dabartinis jos stovis, kaip jinai yra padaryta, aš galvoju, kad nepaisant to, kad tos visos diskusijos dėl Laisvės kalvos diskusija užsibaigė, tokiu irgi tiesiog dingo kaip į vandenį, nepaisant to, kad konkursą yra Laisvės kalva laimėjusi, Vyčio entuziastai taip pat dabar yra išjungę megafonus, atrodo, ir viskas taip susiklostė. Gal tai yra labai gerai, kad taip kol kas susiklostė, o ateitis parodys. Labai gerai, ta prasme, čia yra iš esmės pakankamai neutralus fonas, nežinai, ta prasme, čia viskas įvyko, aistrom dar nenurimus. Vis dar, žinai, patrankos ten griaudėjo iš abiejų pusių ir kažkaip tai jau buvo nebe orų, taip ilgiau tos aikštės netvarkyti, tai sutvarkėm pakankamai neutraliai. Taip pakankamai neutraliai yra, žinai, veikia, yra ir ten dangos kietosios renginiui, bet yra ir vejos, kur galima pasėdėti. Toks jisai yra okei. Taip, tai Lukiškių. Skirkime jam kokią 8 vietą. 8. Ir paskutinis objektas mūsų karuselėje yra Seimo rūmai. Be ilgų diskusijų skirkime jam 9 vietą. Jie labai panašus ten į Bostono savivaldybę, aš esu matęs, kažkaip įtartinai. Nors sakė, kad čia mes patys susiprojektavom šitą. Žinai, ten tų įkvėpimų sunku sugaudyti, kur kas iš ko atėjo. Bet, ką aš šiaip neblogas, tas Seimo rūmai, ten kažkokia tai, žinai, jo pradinė estetika turi ten dalį svorio, bet jo tada visa tolesnė istorija, žinai, Laisvės kovose vaidmuo, jį padaro kažkokį tai labiau ikoną, žinai, mes jo nebegalim tiesiog vertinti per tai, ten jis gražus ar negražus, labai čia modernizmas ar mažiau modernizmas, jis yra, reiškia, jau simbolis su savo teisėmis ir gyvenimu. Tai va, nuo Operhauso iki Gedimino pilies. Kaip tai atrodo? Nežinau, koks to moralas, bet ačiū. Norėčiau pradėti nuo tokios temos, kuri man labai yra artima ir įdomi. Miegamieji Vilniaus rajonai. Juose aš užaugau, aš esu iš Šeškinės, tenai, kur tu užaugai? Kauno miegamosiuose rajonuose. Kauno miegamosiuose rajonuose. Ir miegamieji rajonai visada yra tokia įdomi politinė tema, kaip juos atgaivinti, kaip padaryti, kad ten nebūtų vien tik tai miegama, bet gyvenama. Skaičiau Reddite, buvo tokia labai faina iškarpa apie tai, kad vienas žmogus pasivaikščiojo tam Saulės take, yra toksai Šeškiniai nauja sutvarkyta pėsčiųjų ir dviračių zona. Ir sako, kad va čia, žinokit, jeigu tą padarytumėt visose miegamosiuose rajonuose, tai tie miegamieji rajonai ir virstų gyvenamaisiais. Jisai, aišku, nekalba, ką daryti su tais senais pastatais. Bet kaip tu galvoji, ar miegamųjų rajonų tas iššūkis, kurį mes dabar turim, yra tik tai viešųjų erdvių problema, kad reikia sutvarkyti jas kažkaip, ar reikia daugiau? Funkcijų problema. Iš esmės jie yra monofunkciniai, turi būti nemonofunkciniai. Iš esmės rajono sėkmė iš kelių komponentų susideda. Viešos erdvės yra viena iš jų, ten pasiekiamumas, infrastruktūra, parkingai yra viena problemos dalis, bet kita yra funkcijos. Ir jeigu yra ten tik tai miegama, bet nėra kitų paslaugų, prekybos, ten pramogų kažko tai, visų tų dalykų, tai tada tas rajonas nėra toks gyvybingas. Ir kaip tik tie visi senieji rajonai yra taip ir statyti prie sovietinės ideologijos, kada verslo kaip po tokio nebuvo, ir jie nepritaikyti, pasireikšti žmonių verslumui. Jis vis tiek, aišku, ten pasireiškia kaip
kaip žolė per asfaltą prasikala. Kebabų kioskeliai. Tie babų kioskeliai pirmame aukšte, ten laiptukai, kokie nors sukonstruoti. Tai va, bet tam nesukonstruoti. Bet tai taip pat labai indikatyvu, ta prasme, ko reikia. Va, tas pirmieji aukštai, kad būtų aktyvus, kad juose būtų kažkokia tai komercija, nu, yra labai labai svarbu. Tai pavyzdžiui, kaip dabar žiūrime mano gimtą rajoną Šeškinę, kur viena vertus atrodo, tai tos vietos išvysti daugiau funkcijų nėra, šiek tiek palei Ukmergės gatvę, nu dabar atrodo, ten atsiranda dalykų, gal dar nacionalinis stadionas tenai įpūs, ar to pakaks? Šeškinės atgimimui. Tai Šeškinės rajonas yra turbūt, kad ten, nežinau, jeigu padėsi kur nors tašką sankryžoj, ten Geležinio Vilko ir Ozo, tai aplinkui ten kilometro spindulių turbūt yra didžiausias gyventojų tankumas visoje Lietuvoje. Ten yra labai 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 tanku. Būtent. Tai ko ten yra žmonių, nu, šitie žmonės, jiem jau reikia tik tai, nu, kažką duoti pramogų ir ką nusipirkti. Ta prasme, ten ir verslo, ir iš esmės labai, nu, gera perspektyva yra. Ten yra žmonių, kuriem būtų galima kažką tai duoti. Tai tą reikia kažkaip tai aktyvinti. Išpirkti sklypus? Ne, ta prasme, aš išpirkti sklypus, tai čia jau toks ir didelis. Maži dalykai, man atrodo, yra labai labai aktyvus ir veiksmingi. Bet, pavyzdžiui, mes galime įsivaizduoti, kad į tuos sovietmečio namus, jų pirmus aukštus ne kaip, reiškia, ne tik kirpyklos tenai ateina, bet ateina ir bandelinės, ir dar kažkas, taip, kas iš principo yra, nu, kiekvieno tokio gyvybingo miesto bruožas, ne, kad eini gatve, pirmam aukšte kažką nusipirki, kažkur pasėdi, kažkur kavos išgeri. Man sovietinis pastatas atrodo, kad jisai, nu, nelabai manoma ten kažką tokio estetiško nuveikti, gal, nu, griaut pradėti. Yra sunku. Nu, tai sovietiniai pastatai turi, čia absoliučiai atskiros laidos tema. Aha. Ir ne vienos, o gal kokios disertacijos yra, ką daryti su sovietiniais pastatais. Ir nieks į galo nežino. Nu, iš vienos pusės jos galima tiesiog renovuoti. Bet jos renovuojant tu nesuteiki kaip čia esminių kokybinių pagerinimų. Ne? Nu, jis iš šalto šiltu ir galbūt tie mazgai, ten tie blokai, kurie gali nurudyti ir namas gali sugriūti, tampa apsaugoti nuo atmosferos ir tas namas tiesiog ilgiau nesugrius. Tai, žinai, lubos ten vis dar žemos, erdvės aplink namą yra vis dar tokios, žinai, visų ten taurai praeinamos ir iš esmės nesaugios, ne? Kur tu negali vieno 3-mečio vaiko išleisti pažaisti su triratuku ir šitų problemų ta renovacija iš esmės nesprendžia. Tos erdvinės kokybės nesprendžia. Tai nežinau. Tai reikia leisti išsipirkti pirmuose aukštuose esantiems žmonėms kiemukus ir ten kaip saulės take, aš turiu nuotrauką, gal į montavimą įdėsim, padaryti tokius sodus, ten yra žmonių, kurie yra gurkus augina ir pomidorus, vidury Šeškinės. Atrodo gerai nuotraukose, bet truputėlį kakofoniškai kartu. Tai taip, nu, žinai, ar blogiau negu dabar? Gal ne, gal visai įdomu. Gal šitas eksperimentas kažkur nuves. Vienam pranešime tu kalbėjai apie vietą, kur daugiausia Vilniui vaidenasi. O, jau pamiršau. Kur daugiausia Vilniui vaidenasi, ar žinai, tai yra Lapų gatvė. Taip. Ane? Kur senamiestį buvo labai daug kapinių ir apskritai Vilniaus miesto senamiestį yra labai daug kapinių. Ir tas senamiestis Vilniaus, nu, fenomenas, čia einant jau toliau nuo miegamųjų rajonų į patį centrą, į senamiestį, nes, nu, man atrodo, kad jis yra labai didelis, labai toksai chaotiškas, nu, daug ten visokių stilių ir visko ten tokių liekanų yra. Tau pačiam patinka Vilniaus senamiestis? Labai. Labai. Kodėl? Vaidenasi. Nes vaidenasi. Ne, mes šitaip, tu užtikrintai paklausai, ar ten vaidenasi daugiausia toje vietoje, lyg tai būtų galima pamatoti. Aš taip užtikrintai atsakiau, kad taip, tikrai Lapų gatvėje daugiausia vaidenasi. Net Vilniaus senamiestis yra absoliučiai nuostabus. Jis yra, nu, toksai senamiestis chameleonas, žinai, jis turi tą vis dar viduramžišką struktūrą, jis yra radialinis, bet jo veidas jau toks yra barokinis, žinai, nes tie fasadai visi yra rekonstruoti. Šiaip ten tų sluoksnių labai daug. Ten labai neretam pastate ten pradės, ką nors daryti, atrandi ten ir, žinai, ir netgi 15 amžiaus ten plytų Rusijos ir panašiai. Žinai, kas yra 600 metų praeitie. Tai ne, Vilniaus senamiestis yra absoliučiai nuostabus šiaip. Ar jam grėsia kaip kitiem miestų centram, kad atsiranda daug H&M ir kitų parduotuvėlių, nes
Nes atrodo, kad kol kas Vilnius nuo tos ligos yra paskiepytas ir jame yra daug žmonių, kurie ten realiai gyvena. Ir dėl to jisai taip, turi ir komercinį, bet kartu ir turi gyvenamąjį. Labai stiprią išraišką. Miestus, žinai, tos senamiesčius žudo labiausiai ne parduotuvėlės H&M'as. Mažas akropoliukas Vilniaus senamiestį būtų, ta prasme, sėkmės istorija. Realiai. Mažas akropoliukas. Žiūrėk, aš tau papasakosiu kitą istoriją apie kitą miestą, apie Kauną. Kaune pastatė akropolį, tą prie upės, kur žinai, atkišo upių tėvui Nemunui, žinai, užpakalį, parkingą. Bet, žinai, ir visi labai sakė, kad yra blogai, nes jis yra šalia centro ir iš esmės, ką jis padarė, jis nusiurbė žmonės nuo Laisvės alėjos. Ir Laisvės alėja, kur 10 metų buvo tiesiog be žmonių. Tačiau dabar, žinai, jau praėjus tam tikram laikui, 20 metų turbūt beveik, iš perspektyvos vertinant, mes galim iš esmės pasakyti, kad jisai padarė vieną gerą dalyką. Kadangi pats tas akropolis yra centre, jisai neišsiurbė žmonių iš centro. Tie žmonės vis tiek liko centre, žinai, ir jie dabar jau ten pradeda zuiti tarp, žinai, akropolio ir Laisvės alėjos, ta prasme, jie veikia kaip ir bendroji sistemai. Tai iš esmės, žinai, prekyba senamiestyje, vienokia ir kitokia, yra labai gerai centre, nes jinai žmonės į tą senamiestį sutraukia. Ir jeigu žmogus ateina apsipirkti, tai galų galia tada jisai galbūt ten H&M kažką nusipirkęs, po to eina ten kažką valgyti, gerti kavos ir panašiai. Žmonės būna centre, leidžia ten laiką, palieka ten savo pinigus, skatina ekonomiką ir visą kitą. Kas miestus žudo, yra ne komercija. Miestus žudo, žinai, nuomojami apartamentai. Žinai, Venecijos ten ir kitų didelių miestų centrų pavyzdys yra, kai tau tiesiog, žinai, žymiai geresnis nuomos, žinai, kažkokia graža yra, kai tu nuomoji trumpalaikį nuomai. Žinai, jeigu ten ilgalaikiai nuomai, nežinau, ten standartinė graža, kokia 7%, tai tu ten gauni, žinai, 20%, jeigu nuomoji trumpalaikį. Aišku, visi taip ir daro, nes taip apsimoka daryti. Bet ką tai reiškia, kad tada, tame mieste nėra tikrųjų gyventojų, visi yra, tai nuolatiniai turistai, nuolatos visi su ten lagaminų ratukais 7 ryto darda į oro uostą. Arba iš oro uosto ir žinai, ir toksai pasidaro, žinai, Venecijos miestas muziejus tada pasidaro, žinai. Bet tai kaip nuo to apsisaugo? Čia labai daug nepareguliuosi, čia reikia turbūt tiesiog stengtis, kad miesto centras būtų gyvenamas ir jisai būtų patrauklus skirtingiems žmonėms, net ir su vaikais galėtum gyventi miesto centre ir, turbūt net ir pasakysiu taip, ir kartais ir privažiuoti automobiliu prie savo buto ir išsikrauti visus vaikus ir visą šeimą, ne? Taip. Turbūt, iš esmės, žinai, infrastruktūros buvimas padaro tą vietą, kaip čia patraukliai gyventi. Tada tu labai svarstai, pavyzdžiui, ar turimą butą, galbūt tu nuomosi, trumpalaikiai nuomai turistams, arba galbūt gyvensi pats. Ir čia skirtis yra tame, kad ar tau ten yra to, ko reikia gyvenant su vaikais, arba, nežinau, ten seneliais, arba dar kažko, ar patogu, ar yra liftas, ar ten įmanoma užlipti 4-5 aukštą siaurai senamiesčio laiptais, ir dar galų gale viskas atsiremia tokius labai buitinius, rūtinius ir paprastus dalykus. Tai kuo senamiestį bus visko daugiau, ir tai nereiškia, kad būtinai viskas turi būti tame kiemelyje senamiesčiuose apsugrūsta, tiesiog apskritai senamiesčio turi būti erdvių. Žinai, mūsų dabartiniai ten reglamentavimai sako, žinai, kad daugiabutis namas turi turėti vaikų žaidimų aikštelę. Bet tai taip kažkaip eina į kitą pusę. Kad galbūt reikia daryti tiesiog labai gerą, didelę vaikų žaidimų aikštelę miesto kažkur tai reiškia kvartalo viduryje, o ne mažas ir blogas aikštelės kiekvieno tenais reiškia daugiabučio kieme. Tai tai toksai yra pamąstymas. Recepto nėra. Galima tik nuspėti, kaip tai veiktų. Mes kalbėjom apie vaikų žaidimo aikšteles, taip pat dar prieš laidą apie tai, kad labai naujas konceptas, nes prieš tai vaikai žaidė. Viduramžiais apskritai vaiko kaip savokos nebuvo. Vaikai dirba. Tada atsirado vaikas kaip savoka, bet jie neturėjo vaikų žaidimo aikštelių, nes jie žaidė gatvėse. Ir tada kas? Automobiliai juos išstūmė. Taip, čia toks labai įdomus yra. Pats nesenai sužinojau iš knygos Greičiausioji teisė, kad vaikų žaidimo aikštelė kaip viešoji erdvė yra labai jauna, atsiradusi ant 50-60 metais. Iki to laiko tokios viešosios erdvės tiesiog nebuvo. Vaikai žaisdavo gatvėse, bet po to gatvėse pradėjo važinėti automobiliai ir kuo toliau, to daugiau. Ir pasidarė nesaugu žaisti tose gatvėse, tai tada vaikus teko kišti į apvertus gardus ir pavadinti juos vaikų žaidimo aikštelėmis. Aš esu matęs
vieną skečą amerikiečių komikų, kad reikia ir tokios vyrų žaidimo aikštelės, nes kai tu jau esi vyresnis vyras, tau irgi kartais sunku rasti naujų draugų ir dėl to turi ateiti į miesto tam tikrą erdvę. Tai, man atrodo, parodijos momentas, kuris gal jie šitos istorijos tai darydami nežinojo, bet ta logika yra analogiška, ar ne? Kažką uždaryti kažkur ir padaryti taip, kad ten jiems būtų saugu, nes kitur yra labai nesaugu. Bet šitoje vietoje, tai žinok, man atrodo, taip ir yra, žinai. Italai turi petantės aikšteles, kur susirenka seniorai, meta tą petantę žaidžia. Arba šachmatų lentos išdėliotos ir visai populiarus reikalas. Žinai, tai yra de facto egzistuojantis dalykas. Aš noriu paklausti savęs, ar labai tu myli medžius? Myliu. Myli. Manai, kad Vilniaus žalumas yra labai gerai. Ir tuo Vilniaus džiaugiesi. žalumas yra labai gerai. Ir aš tiesą sakant džiaugiuosi. Ir kur tik tai, aš tik gal neseniai supratau, kad kur tik nuvažiuoju į užsienį, ieškau tų tokių žalumo ženklų, nes jie kažkaip iš karto padaro kitą vaizdą. Ir čia buvau šią vasarą Vienoje, mačiau, kaip jie miesto centre padaro tų tikrų tokių žalių salelių su naujai pasodintais medžiais ir aukštais krūmais aplinkui aptveria ir net ir tose aikštėse istoriškai, kur turbūt niekada gal ten nebuvo arba labai labai seniai buvo kažkas žalio, jie rodo tokią pastangą pažalint ir man tas, tiesą sakant, kaip vartotojui, kuris vaikščiojo po miestą su mažu vaiku, tai parodo, kad miestas stengiasi dėl to žalumo, kad būtų jaukiau, kad kažkaip smagiau būtų ir aš taip nusišypsodavau net, tiesą sakant, praeidamas. Kaip tu manai, ar Vilniuje tos pastangos yra pakankamai, ar gal kažkokį, dabar mes naują puslapį galėtumėm versti? Galėtumėm versti, ar ne? Nes kokį? Vilnius labai žalias miestas. Taip. Ir labai didelis miestas, ne? Tai čia yra kita problema susijusi su infrastruktūra, nes jis labai išdrikęs. Bet tai taip pat yra ir nuostabumas tame, kad tu iš esmės iš praktiškai bet kurio taško gali per 10-15 minučių atsirasti beveik laukiniai gamtoje, žinai. Va čia vieną akimirką esi senamiestį, bet jeigu paeisi Kalnų parką, kas užtruks 15 minučių, tu nesuprasi, kad esi mieste. Jeigu būsi kur nors Karolinškėse, tai nueisi į ten šitą parką, kuris yra palei upę, neatsimenu, kaip jisai vadinasi, ir vėlgi nesuprasi, kad esi miesto centre. Ir tai yra nuostabu. Brangi infrastruktūra, labai toli nutolę rajonai vienas nuo kito, nelabai efektyvus viešasis transportas, bet miesto dvasia, faktiškai tame ir yra. Ir tarpuose tarp tų rajonų yra miškai, ne? Ir tuos miškus ten tikrai reikia saugoti kaip savotinės, yra absoliutus nuostabumas. Dabar kitas dalykas, kuriuo mes taip iki galo, kaip čia esam nenuoširdus, kai kalbam jau apie tos urbanizuotose zonose, ne medžius, tai mes labai ten kažkaip tai kiekvieną medį, kiekvienam sklype ten reiškia dabojam. Kai jūrai iš tikrųjų yra verti dabojimo, nes jie yra ten gražūs ir panašiai. Tas, aišku, šiek tiek trukdo plėtrą ir panašiai. Tačiau mes visiškai nedabojame medžių gatvėse. Gatvėse medžiai dažnu atveju nauji apskritai negali atsirasti, nes ten yra visokio tinklai, tinklo apsaugos zonos. Tinklo apsaugos zonose tų medžių ten sodinti negalima. Tada ten kokie gaisrininkai atsiranda, pavyzdžiui, kurie sako, kad negalima ten sodinti medžių, nes tada gaisrinė mašina pasistačiusi automobilį kopėčiomis nepasieks degančio buto, nes medžiai trukdys. Žinai, ir kaip ir de facto viskas taip iš tikrųjų, bet kažkaip, žinai, 100 metų ten augdavo tie medžiai. Ir va, žinai, man atrodo, kad šito vietoj reikia ieškoti kompromiso. Mums reikia sodinti medžius gatvėse. Gatvė yra esminis dalykas, kuriai tie medžiai yra labai labai svarbus, o ne ten daugiabučio kiemas. Kur irgi svarbus, bet ne taip. Gatvė yra svarbiausias dalykas. Gatvė yra didžioji dalis ir šitie asfalto, kuris įkaista vasarą nuo saulės, kuris ten gamina tą karščio salos efektą. Vat gatvė reikia spręsti. Gatvėje sunku spręsti, nes ten yra visokios specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios sako, kad tinklo apsaugos juostose medžių būti negali. Bet gal gali. Prisimeni, kaip Konstitucijos prospekte, kai viduryje atsirado tie medžiai, atsistojo atskiri politikai ir sakė, kad čia tankai nepravažiuos, kai reikės ekstremalioj situacijai per Konstitucijos prospektą greit pravažiuoti. Kaip dabar aš važiuodamas kiekvieną pavasarį šypteliu, nes tai prisimenu labai ryškiai tą visą diskusiją. Tai ne tik, kad gaisriniai dalykai, bet ir kiti argumentai metami tam, kad Konstitucijos prospekto vidury, kur tų medelių yra, nedaug. Nedaug. Ir ten gal jie ir iki galo netaiso situacijos.
yra žmonių, kurie sako ne. Ne tik tai reguliavimas, yra žmonių, kurie sako ne. Tai, žinai, daugelis žmonių medžius traktuoja kaip tam tikras šiukšlės. Kaip čia? Šiukšlės generuojantį objektą. Meta lapus, supranti, ten, ta prasme, po juo ten žolė neauga. Pavyzdžiui, žinai, jeigu nori turėti labai tokią gražią idealią pievelę, idilišką, žinai, veją, tai tu, pavyzdžiui, jeigu turėsi ir medžių, tai negalės ten, nes po medžių meta šešėlį, tai neauga žolė, žinai, tik samanos auga. Ir žmonės tada tiesiog atsisako, žinai, ir visas tas suburbas labai dažnai medžių neturi. Žmonės tiesiog nesodina, nes A lapai, B neauga žolė. O žolė yra siekiamybė, ne kokios ant samonas. Tai va, bet žinai, dėl tų gatvių, tai čia iš tikrųjų, žinai, man atrodo, kad reikia sodinti tos medžius. Yra judėjimas, žinai, partizaninis medžių sodinimas, kur žmonės ten išlupa naktį plytelę šaligatvio ir ten to vietoj sodina, kad nors, žinai, iš tikrųjų toks yra partizaninis, reiškia, urbanistinis sodininkavimas. Tai jisai, yra reiškinys, reiškia, žmonėms tas aktualu. Žinai, tinklais labai svarbu, bet jeigu jau tas tavo pasodintas medis kartais netyčia, kada nors toje vietoje, ten tikrai bus avarija, reikės ten, tiesiog tą tinklą toje vietoje remontuoti, tai nupjausi tą vieną medį. Bet visur kitur, tai tų medžių liks, tai 95% tos gatvės vis dar liks labai smagiai apželdinta medžiais. Tai man kažkaip atrodo, kad šitoje vietoje to kompromiso tikrai labai reikia. Ir tu manai, kad pavyzdžiui Vilniui dar yra labai daug vietų, kur palei gatves realiai galėtų užtektų vietos ir panašiai, ir padėtų, ne, kad tie medžiai atsirastų. Matai, žinai, senosios gatvių atkarpos yra fainai apžėlusios medžiais, naujai sutvarkytos nebe. Nes priežastis. Čia surišant ir medžių temą, ir vaikų žaidimo aikštelių temą, tai tas lietuvio kaip automobilisto archetipas. Gal apskritai mes nesam miestiečiai visi, gal mes, kaip kas nors sako, esam nuo Žagrės ir visas Vilnius tiesiog ir laukia, kol ateis penktadienis ir mes išvažiuosim iš čia ir užsikursim šašlykinę prie ežeriuko su draugais. Ir gal to miestietiškumo nėra tiek daug, ne? Ir tada visam šitam archetipe čia tas automobilis atrodo irgi natūralus mūsų identiteto dalykas, su kuriuo, aš suprantu, darniai miestus vystantis architektai ir urbanistai labai kovoja su šito archetipu, kad jį reikia vaizdinį visą tą apkeisti ir nebūtina iš miesto išvažiuoti, kad gamtoj pabūtum, ir nebūtina automobilį turėti, kad gerai judėtum. Kaip tu galvoji šitoj kelioniai čia, kaip mes ten labai toli nuo Kopenhagos ir Amsterdamo esam, ar keičiasi kažkas mūsų visuomeniai, ar atsiranda tų žmonių, kurie iš tikrųjų kaip miestiečiai gyvena, pasiremdami miesto sukurtas viešasias paslaugas, miesto sukurtą infrastruktūrą ir tada natūraliai tą automobilį šiek tiek savo piramidėje numeta prie netiek svarbių gyvenimo dalykų. Aš tai manau, kad gal nereikėtų, žinai, kaip čia priešinti savaitgalio leidimo ne mieste su kažkokiu nemiestiškumu. Čia yra skirtingos temos. Tai, kad aš noriu savaitgalį leisti kažkur, tai žinai, kitur. Ir tam man galbūt reikia automobilio. Nėra susijęs su to, kad galbūt man nereikia automobilio kasdieną, darbo dienomis, važiuoti darbą, komiutinti, vežioti vaikus ten į mokyklą ir taip toliau. Tai va. Tai žiūrėk, esminis dalykas su automobiliu yra, kad automobilis yra reikalingas. Valstybei Lietuvos automobilis turbūt nėra skatintinas dalykas. Mes nekasam naftos, mes negaminam automobilių, mums šito vietoje, žinai, nebent palaikyti savo ES partnerius, kurie tos automobilius gamina. Bet šiaip, ta prasme, skatinti automobilizmą nėra mūsų kažkoks tai nacionalinis interesas. Geriau tuos pinigus būtų išleisti kažkam kitam, žinai. Tai dabar kas trukdo? Viešasis transportas gerokai trukdo. Viešasis transportas užburtas ratas, miestas labai išdrigęs. Ir iš čia gaunasi labai ilgi šitie viešojo transporto judėjimo maršrutai, žmonių važiuoja pakankamai ten nedaug ir man atrodo, kad kol galų galia kokio trautinuko nenutiesim, tai neįsispręs. Ta prasme, reikia naujo postumio, naujo žingsnio į priekį. Nežinau, ar metro, bet kažkoks tai antžeminis, ta prasme, tikrai geras, kokybiškas, švarus, orus, o ne ten tas, žinai, lėtai šliaužiantis autobusas ten su tuo garmoštė per vidurį yra ateitis. Ir apie tai reikia galvoti, nes anksčiau ir vėliau, matyt, neišvengsim.
Jau labiau, kad daugelis rajonų, pažiūrėjau, kokia naujoji Vilniuje turi gerą susisiekimą geležinkelius. Tiesiog tas geležinkelis kažkoks, jeigu būtų dažnesnis, greitesnis, taip toliau, tu jau galėtum visą rajoną atgaivinti, iš esmės jį kokybiškai pajungdamas, vat galėtų būti pirmoji linija, ne, tokia, prasme, šiuolaikinio lengvojo žeminio traukinuko kaip viešojo transporto. Mažiau Vilniaus centras su nauja Vilnia. Tai va, nu, tai aš nukrypau, bet automobilis, kada labiausiai užkerta visą miesto judėjimą, tai yra, kai prasideda judėjimas ne tik tai iš namų į darbą, bet ir prasideda judėjimas iš namų į vaikų mokyklą, tada į darbą, tada į vaikų būrelį, tada pasimti vaikus iš būrelio ir tada namo. Ir va tas toks, tai reiškia, jau net nebe trikampis, o kažkoks penkiakampis judėjimo. Iš esmės labiausiai užkimšinėja miestą. Ir tas akivaizdu, kai tik tai, reiškia, pasibaigia vaikų mokslo metai ir atostogos miestas yra švarus, fainas, tuščias, jokių kamščių. 8:30 man Lazdynų tilto, ten nėra mašina, pravažiuoja per ten 3 minutės. Čia yra esmė. O jinai yra susijusi vėlgi su infrastruktūra. Ta prasme, kad tu turi daryti gerą infrastruktūrą mokinių ugdymui, mokymui ir popamokiniai veiklai, kaip įmanoma arčiau kiekvieno rajono centro. Kad tau nereikėtų važiuoti ten į moksleivių reiškia šitą rūmus, nes tik tai tenais yra tam tikri būreliai, o kad jie būtų išdėstyti tolygiai visą miestą. Galbūt mažesniam dozėm, galbūt mažesniais kažkokiais objekčiukais ir taip toliau. Ir lygiai tas pats mokyklom. Visas tas judėjimas atsiranda dėl to, kad kai kurios mokyklos yra geresnės už kitas. Žinai, reikėtų tai daryti valstybinę paslaptimi, man atrodo, tos mokyklų reitingus, nes tada tiesiog jos visos taptų plius minus vienodai geros ir kažkaip tai, nu, tada žmonės, nu, rinktųsi tą, kuri realiai yra arčiau ir patogiau, o ne tą, kuri yra realiai ten gera su geru reitingu. Čia, aišku, toks yra galvos kišimas į smėlį, nesprendžiantis problemos, bet tą problemą reikia spręsti, nes jinai užtemša miestus. Mokyklų gerumo netolygumas užtemša miestus. Nu, mokyklų gerumo netolygumas ir paslaugų netolygumas ir transportas viešasis. Nes aš tai, turėdamas malonumo matyti iš arti švietimo sistemą, kartu pastebiu, kaip labai greitai per keletą metų auga ir tėvų lūkesčiai, keliolika metų tom švietimo paslaugom ir kartais galvoju, kad net jeigu būtų geros mokyklos, bet skirtingos, vis tiek tai, na, visos problemos neišspręstų, nes yra noras į būtent tą sampratą su tuo elementu tenai, kur yra, ar į būrelį, kur yra smegenų treningas, būtent toks, o ne kitoks smegenų treningas, bet ta vizija, man jinai irgi atrodo labai primtina apie kokybiškas viešasias paslaugas ir apie rimtą šuolį transporto sistemoje, nes iš principo atrodo dabar, kad nei A juostos papildomos autobusų, kurios Vėžlio greičiu randasi, nei tas tramvajus ant guminių ratukų, kuris kažkurioje vienoje iš Vilniaus studijų buvo parašytas kaip galima opcija. Nu, jinai dar neatvažiavo, atvažiuoja po truputėlį nauji troleibusai, nauji autobusai, kas yra fine. Tiesiog, kad to reikia daugiau ir reikia greitai. Aš pats gyvenau Pilaitėj ir mėgavausi, gyvendamas visiškai šalia 4G stotelės iki Konstitucijos prospekto, A juostomis atvažiuodavo labai, labai mielai ir maloniai. Jeigu tai būtų dar į tramvajų panašesnė priemonė, man atrodo, kad tai dar daugiau pilaitiškių sužadintų mest automobilį per bortą. Žmonės Reddite diskutuoja įvairiom temom. Viena diskusija aš norėčiau pacituoti. Ar tikrai dabar paskutinis šansas įpirkti butą Vilniuje? Sveiki, ieškau patarimo. Mano rate visi aktyviai perka NT ir sako, kad dabar paskutinė jau galimybė nusipirkti būstą, nes kainos greitai kils dėl antros pakopos pinigų, šitos visos kitos karuselės. Nuo rudens pabaigos ieškau buto Vilniuje, 2 kambariai, bent 40 kvadratinių metrų, padoresnės būklės, kaina iki 160 000, tiek maksimaliai skolina bankas, bet per paskutinius 2 mėnesius butai baigėsi. Visi variantai jau rezervuoti arba pardavėjai pradeda aukcionus. Tai matyti tikrai paskutinė galimybė įpirkti. Nežinau, ką daryti. Ar lysti šitą karuselę, ar pamiršti buto pirkimą, nuomoju senos statybos butą už 450 per mėnesių, paskolos įmoka ir visos
paskolos įmoka ir visi draudimai kainuos 700-750, kas jau ženkliai brangiau. Ką darom? Ką žinau. Nėra lengvo atsakymo. Aš nežinau, man atrodo, nu kaip čia, žinai, aš nesu taip tyrimo daręs, bet žiūri į ten įvairių vystytojų reklamas, nu ir ten jie visai siūlo nupirkti, nežinau, nuo 3000 eurų pradinis įnašas. Tai iš čia vis yra pasiūlymas. Bet jau tokie mikrobutai, aš įsivaizduoju. Mikrobutai, bet galbūt tau ir nereikia labai didelio pirmai pradžiai. Jeigu ten esi jaunas specialistas, galbūt ten turi dar tik tai draudę arba ir neturi vaikų, tai tiesiog nieko daugiau nereikia. Tai va, tai, žinai, viskas prasideda komplikuotis, kai artėjai prie centro, centras brangus, jam ir statyba brangi, bet tu norėtum gyventi centre. Ir va, aš nežinau, man atrodo, žinai, kad šiaip problemos yra susijusi su šiek apskritai, žinai, žmonių norų dirbti mažiau, o, žinai, komfortą turėti didesnį. Nu, tas vadinamasis life and work balance. Nu, žinai, ir, taip, aš noriu dirbti mažiau, bet ar gyventi noriu kažkur labai toli ir užpigiai? Ne, aš noriu vis dar gyventi centre, nes centre fainai, bandelinės, latė už 8 eurus ir visą kitą. Žinai, ir tada atsiranda toks, kaip ir, žinai, šitas požiūrių nesutapimas. Rinka žiūri vienaip, galimi pirkėjai žiūri kitaip. Tačiau, turbūt yra visokių išeičių, žinai, ta prasme, iš esmės, tai, kas vyksta dabar su ta 10% pirmam būstų įnašu, turėtų palengvinti, ne, iš esmės, pirkimą. Tačiau šiaip gyvenamasis būstas yra brangesnis gerokai negu negyvenamasis. Ta prasme. Ir mes čia atseit saugom vartotoją ir ten būtinai norim ten įkišti, kad jisai būtinai turėtų ten ir žaidimo aikštelę ir visą kitą, kas ten, iš čia tą, galų galia būsto kainą didina. Yra labai daug nenaudojimų pastatų. Dalis jų ten jau ryškia visokiom vidaus iniciatyvom ten yra konvertuota. Ten gamybiniai pastatai pavirto loftais. Dalis jų ten vyksta kažkokia tai veikla, kūryba, kažkas ten dirba, kažkas ten gyvena. Ir ar tikrai tai reikia drausti? Dabartiniai teisės aktai lyg ir draudžia. Tu negali gyventi negyvenamosios paskirties patalpose. Buvusi ministrė yra netgi už tai gavusi baudą, kas yra labai veidmainiška iš valstybės pusės, nes registruoti gyvenamą vietą toje vietoje ją įleido. Tik tai gyventi neleido. Tai tu gali turėti pašto dėžutę, bet negali tenai miegoti liaudiškai tariant, ir gyventi, ir virtis kavos. Gyventi tau yra draudžiama, nes tu gali ten kaip nors patirti reiškia nepatogumą dėl to, kad ten yra registrų centre kitas pavadinimas. Tai man atrodo, kad tai yra, nesąmonė. Bet žiūrėk, tų pavyzdžių dar tu pasaky konkrečiai, ten vaikų žaidimo aikštelė tai vienas dalykas, bet tada dar yra ten kiek saulės šviesos matai, ne visi kiti reikalavimai turbūt, ne? Pavyzdžiui, Vilniaus senamiestyje, kuris yra brangiausias turtas, yra turbūt Lietuvoje, nėra būdinga insoliacija, kaip po tokia, prasme, gatvelės siauros, kiemai yra siauri. Nežinau, koks yra tokių gatvelių kaip Skapo, pavyzdžiui, kur ten tiesiog jos orientuotos ta šiaurės pietų kryptimi, ten visa pusė langų neturi jokios insoliacijos, jos nėra. Ir esam kažkada panašų tyrimą darę, ten ieškojom tokių. Tai žinai, tu tiesiog matai, kad tai nėra svarbu, žmonės ten vis tiek nori būti dėl kažkokių tai kitų priežasčių negu ten insoliacija, kuri šviečia į langą. Tai ta insoliacija yra toksai momentas, ne, kurį reikėtų peržiūrėti. Tiesiog, duodi žmonėm rinktis ir jie gali pasirinkti. Tai tu iš principo sakai, kad vien šitos red tape apkarpimas, visokių biurokratinių dalykų apkarpimas ir pasinaudojimas tais pastatais ir sklypais, kuriuos galima konvertuoti Vilniaus miesto centriniai daly plačiaja prasme, ne naujamiestį ir kitur, leistų iš esmės pagerinti gyvenimą tiem žmonėms, ypač jauniems žmonėms, kurie ieško to pirmo būsto, nedidelių patalpų, neieško tenai. Žinai, apribojimas, kuris yra įvyksta, žinai, kad privačiam asmeniui yra sunkiau pirkti negyvenamos paskirties patalpas. Jeigu ten gyvenamos paskirties atveju gauna ten galimybę 10% pradinį įnašą daryti, tai negyvenamos turbūt jau kokį 30 turėsi mokėti. Nors pats turtas bus pigesnis. Tai galbūt tiesiog šitoj vietoje reikia, žinai, kažkokia tai valstybės pagalba jam netrukdyti, ten ieškoti įvairių tokių ryškia įdomesnių vietų įsikurdinti, galbūt jam suteikti galimybę tai pirkti su panašiomis sąlygomis, kaip jis pirktų gyvenamą būstą. Tiesiog, ta prasme, iš esmės tas sąlygas pritempti ir tada ten jau bus visai patrauklu ir bus galimybė įsigyti su to savo 3000 pradinį įnašų, nebe ten
22 kvadratinių metrų butuką, bet galbūt šiek tiek didesnį. Tai Vilnius full of space, žodžiu. Tavo akimis. Vilnius full of space. Visa Europa yra full of space, man atrodo. Tų pastatų nenaudojimų yra tikrai nemažai, sklypų nenaudojimų yra nemažai. Neveltui, žinai, tas visas skvotinimo reiškinys yra atsiradęs Europoje, pas mus jis dar nėra atėjęs kažkaip tai, nes tiesiog yra nenaudojimų patalpų. Tai va, ir jas tiesiog reikia išnaudoti. Šiaip, man atrodo apskritai, žinai, kad architektui statyti naują namą, kuo toliau, tuo labiau bus privilegija ir vis rečiau pasitaikanti. Nes tų nenaudojimų pastatų yra tiek daug, kad didžioji darbų dalis bus tiesiog iš esmės juos konvertuoti, juos remontuoti, juos rekonstruoti, dirbti su tuo, kas jau yra pastatyta, o nestatyti naujus. Ačiū tau labai. Tai buvo Laisvės partijos podcastas be triukšmo. Ačiū, Lukai. Ačiū.